Labą dieną, esu Rasta, studijuoju pagal viešojo maitinimo technologijų programą. Čia yra mano draugai. Kiekvienais metais kolegijai yra rengiama virėjo diena pasaulinė. Ir šiandien mes norėtume pateikti visame pasaulyje populiarius sumuštinius vieno kąsnio. Todėl prašysiu kiekvieno atstovo, kiekvienos mergaitės pateikti bent vieną. Kaip yra daromas, kokie ingredientai yra naudojami. Pradėsime nuo šios studentės, ji pateiks pakankamai įdomių pjaustymų ir ne tik. Todėl prašysiu Kristinos papasakoti, kaip tai buvo daroma. Aš gaminsiu vieno kąsnio sumuštinį, kuriam prireiks duonos, sviesto, salotos, pulpio ir marinuoto burkėlių. Ir prašysiu pateikti, kaip tai atrodys, galutinis rezultatas. O šalia taipogi bus daroma ir, matau, už pomidoro bus pjaustoma rožytė, kuri tik dabar pradedama daryti, taipogi šalia yra pateikiami ridikėliai išpjaustyti. Dar aš manau, viena studentė turėtų pateikti originalesnių taipogi sumuštinių ir prašysiu papasakoti, kaip tai buvo daroma. Mano sumuštiniam reikia svogūno, majonezo, sūrio ir kiaušinių. Į majonezą įplakame kiaušinį, sūrio įdedame ir svogūną. Viską uždedame ant batono ir iškepame. Ir po to papuošimui naudojame dešras, alyvuogę ir ridikėlį. Ir matau pakankamai originalūs dalykai. Čia yra naudojama duonytė, taip? Kašiukai. Kašiukai naudojami. Ir į jos vidų įdedama, kas įpjaustytas agurkas? Mėsytė, dešrytė ir viskas tai yra sumaišoma. Toliau matau, mergina labai įdomiai puošia sumuštinių. Kiekvieno kąsnio, kad prašysiu papasakoti, kaip tai daro. Iš tiesų esame mes merginos kolektyvas pirmakursės, tikrai net neįsivaizdavome, kaip reikėtų viską pradėti daryti. Iš tiesų, kiek esu ruošusi, gaminusi namie, tai kažką tokio panašaus iš mamos esu išmokusi. Tiesiog laki fantazija, taip, kažkas tai tokio, nežinau iš tikrųjų. Ir sakykit, ką naudojat, tarkim, kaip ir šitos sumuštinius, kurios darote? Čia yra paprasta dešra rūkyta, šalto rūkymo, supjaustyta kubelė, sutarkuotas fermentinis sūris, sūrio tarka, sumaišyta su majonezu ir tiesiog padaryta vientisa tokia masė ir uždedama ant sumuštinio. Manyčiau, turėtų būti visai neblogas kopijas. Tikėsimės, kad tai bus. Tai va, taip įsivaizduoju. Ir čia išpjaustyta, matau, iš poros. Tai yra poras, tai bus serviruojamas stalas puošiamas juo, galbūt sumuštinį kažkiek tai padekoruosim tiesiog pačias lėkštes. Matysime, čia yra ridikėliai pjaustyti gėlytė tokia irgi. Toliau iš morkytės gėlytė, lygiai taip pat poriukais patražomis puošiama, daromi lapeliai. Tiesiog žiūrėsim, dar iš tikrųjų viskas nuo fantazijos priklauso. Tai va. Labai ačiū. Prašysiu tavęs parodyti labai originalų, sakyčiau, čia sumuštinis papuošimas, net nežinau, nes kaip įvardinti. Pakankamai originalus. Darau papuošimą, pelytę tokią. Agurkiuką kampučius nupjoviau, išpjausčiau. Duonos taip pat galiukus išpjausčiau. Pasmėgiau viską ant pagaliuko. O ridikėlio įpjausčiau per pusę, viską sumoviau. Papuošimas. Papuošimas bus prie sumuštinio. Taip. Toliau aš manau norėčiau parodyti, kaip daro pirmakursiai, antrakursiai, kurie pakankamai originalius. Ko nematėme šičia, galėsime pamatyti originalius papuošimus, kaip yra naudojama baltasis lipdikas, juodasis lipdikas ir iš bulvės taip labai originaliai išpjaustytas meškutis. Na, įėjome į kitą patalpą, kurioje taipogi bus pateikta labai originalių, bet sakyčiau originalesnių papuošimų. Vienas iš tokių yra pakankamai originaliai supjaustytas, kiek prisimenu, baltasis lipdikas, taip? Kas čia galėtų man padėti papasakoti daugiau apie tai? Matau išpjaustytos gėlytės, gal galima čia išardyti jas ir parodyti, kaip tai daroma.
Sunkiai. Nu, jeigu mašiušiai yra naudojama kas? Papuošiant. Naudojama spangolė. Aha. Ne, tiesiog pasakyti, kas čia naudojama. Juoda lapelė. Juodas aplikas yra supjaustomas griežinėlis ir padaroma tokia... Kuo smulkiau ir padaroma tokia gėlydė. Taipogi matom ir paprikai, moliukai įdėta paprika ir tas pats papuošimas yra naudojamas. Čia papuošimas prie patiekalų. Padarė antrakursės, kurios pirmą kartą matau tokį dalyką. Iš bulvės padaryta. Sakyčiau, turėjome gadėt labai ilgai varti. Taip, ko padarė. Dar taipogi naudojamas, kaip ir pas daugelį merginų matymo naudojama yra kėlis, išpjaustomas ir morkytės. Pas daugelį taipogi matytos yra originaliai padaryta, ko nemačiau taipogi ir kitose grupelėse. Gal galėtume papasakoti, kai čia yra daroma ir kaip naudojama? Čia vėrinukai tokį daromi, apačioj naudojam, kad įsmeigti platformą kažkokią. Sumuštinukam, kumpis su sūriu ir apelsinas. O pakankamai originaliai, ko nematėme, su vaisiais naudojama. Vaisiais toksai tradicinis ir kaip sakot, skambus? Taip, turi būti skambus. Labai neįprastai. Išmėginta dar geriau. Neįprastas derinys paprasčiausiai vaisiais yra. Pagrindas būtų špagijos duonos. Panaudojame kumpį, lašišą. Darėm pikantišką salotas iš kiaušinio, sūrio, česnako. Tai būtų šitas variantas, taip? Alyvuoges naudojame, pomidoriukus, agurkiukus. Sumuštinis, tik tiek, kad sakoma sumažintas pieno kainas. Labai skanus. Rimtai nemačiau nei kartą, kad dėti, aš visą dedu, varšuką aš tai darau. Darau per vidurį. Pala, dar. Tai aš įsakau, kad būtų būti gan netinkamai.